praeities staiga prisiminimai, seniai išplauks ir prieš akis ilgai, šlamės klevai toj rudenio alėjų, švies mokykla sena baltais langais, o klasėje atrodys taip kaip buvę, seni suolai eilė juoda lenta ir sakinys lyg užrašytas vakar su ta pačia gramatinė klaida. Tik kaip surast kažkur tarp vadovėlių. Petrai, Aš čia, dėdė. kągi tu čia darai? Man ištrūko saga ir parėdėjo. Ir tu nusivy sagą po sofą? Aš jau ją radau ir tuo įsisiūsiu. Vatu, sėdėti. Argi tavyra darbo sagas siuvinėti? Duok tarnaitį tau sius. O tu, štai, padaryk man papirosų. Gerai, dėdė, aš tuoj. Tik rūkyt petadienos neišmok. Ne, dėdė, aš tikrai nerūkysiu. Ir būsi vyras, o gimnazijai pas jūs turbūt dūmė. Yra, dėdė, rūkančių, tik labai nedaug. O, šeimyniška idilija. Gal sutrukdžiau? Mes čia su Petru apie gimnaziją kalbamės. Turbūt savo gimnaziškas dienas prisiminiai. Mes čia su Petru apie jo draugus šnekamės. Kai dėl draugų pasirinkimo, tai jis dideliu skoniu nepasižymi. Batsiuvio Šiaučiuko sūnus tikrai jam nepara. Jis labai geras vaikinas, dėdenyt. Dėl jo gerumo, tai geriau leisk man nusimanyti. Tokioje šeimoje angelas negali išaugti. Kokie čia gimnazistų tarpe šeimos klausimai gali būti? Vienoj klasėje tai draugas. Ir labai gaila. Iš Sodžiaus atvykusi praščioka, kiekvienas gali lengvai už nosies vedžioti. O tas angelas su papirusu dantise, tokių tik ir ieško. Jis to mes rūky, dėdenyt. Jis tikrai mes. O kaip? Matote, kokia pažanga? Dedu ponios paliepimą. Ar ir išvalėt? Išvaliau kiemaitis kaip naujas. Visa labai gerai, bet ką jūs padarėt su mano paltu? Rodos, ponė, viskas buvo gerai padaryta. Dedu paskutinės mados. Ponė atsimdama pati buvai patenkinta. Bet ką aš pati ant savęs galiu matyti? Man sako, aš ir tikiu, o dabar aš su ja niekur negaliu pasirodyti. Anądien gatvėj sutikau Pliuškienę. Va, jie koks ponios gražus paltas. Snaudžiuvienė vos nepratrūko begirdama. Negali būti. Bet taip yra. Šitos raganos nė žodžio nebūtų pratarusios, jeigu būtų gerai pasiūtas. Būtų pažaliavusios iš pavydo. Pažiūrėkite patys. Matai, žiaugai, kokios moteris mums atrodo gerai, bet su mūsų vyru, nuomonė, čia niekas nesiskaito. Pasigėrėkite. Ale ponė kaip nulietas. Bet kur mano figūra? Sakykite, kur mano figūra? Drabužis turi pabrėžti moters figūrą, o šiame jaučiuosi lyg maiše. Ale ponė, tikėk, kad man pabrėžė ir šitą liniją, ir šitą išlinkimą, visą amplitudą pabrėžė. Aš pati jaučiu, kur pabrėžė, o kur ne. Tos ponės girdamas tikrai melavo. Dedu teisybės, jos turėjo iš pavydą, ant ponios figūros įkisiut paltus. O tamsta inžinieriau, kokia čia tylos minutė užėjo? Tartum tai būtų ne tavo žmonos paltas, o rankšluostis koks. Iš tiesų, paltas lyg turėtum siaurokas. Siaurokas? Kam paltas? O kam protas siaurokas? Galėsime, ponė, dar truputėlį čia suimti. Bet tik truputėlį, prašau, ponė, aš toliau pat parsinešiu. Ne, tik ne šiandien. Pakalbėkime apie uniformą berniukui. Petrai, pavyzdžių atsinešit? Atsinešiu keletą pavyzdėlių. Po kiek šitas? 18 metras. Prasta medžiaga. O šitas? 15. Visai niekam tikusi medžiaga. Mokinį, kad stipri, tai ir gera. Man kad tik pigesnė, dėdenyt. Jaunesniam reikia tylėti, kai jo niekas neklausė. O tamsta barzdžių vaikui siuvot? Taip aš, bet tai ponė prabanga.
Angliška medžiaga po 40 metras. Paimkite anglišką po 45. Nuimkite mastą. Aš to jau, ponė. Krūtinė pirmin. Tamsta žiogai krūtinė ir pečius, vatos nepagailėk. Viskas bus padaryta, dedant medžiagos ir fasonas. Atleiskite, ponai, aš turbūt nelaiku. Prašome, mums labai malonu. Vis tos pareigos, lankau savo auklėtinių butus, o čia ir ponas Želgas su savo metrais. Uniforma, jis ir mokytojas ir mokinis apsivat. Pone mokytojas, seniai pas mane nebebuvot. Nueisiu. Petrai, nuves meistrą į savo kambarį. Ten baigsite matuoti. Sudėjo, ponė mokytojas. Dėjau, tai laukti greitai pasibūsiu. Na kaipgi sekasi mūsų naujokui? Darbštus berniokas, tai gal kiek per lėtas, na, nėra jame šito, kaip čia pasakius, protinio miklumo, bet ir tai ateis ilgainiui. Žinom, ko iš jo dar norėti. Taigi, tas sadėtiškumas jį ir išskiria iš kitų. Vargas, ponė mokytoja, nei peilio, nei šakutę žmoniškai nemokėjo paimti. Visas ištisai reikėjo perauklėti. Taip, auklėti. Pirmučiausia auklėti, o visą kitą savaime ateis. Bet čia jam labai patogu. Reta, kuriam iš mano auklėtinių tenka tokiose sąlygose mokytis. Vien norėčiau jį pamatyti ir užrašyti kai kurios formalumus. Tai jau aš jį pašauksiu. Petrai, Petriuk, tavo auklėta tas laukia. Sėskis. Na tai sakyk, ar didėjant tavęs už ausies netampa? Netampu, ponia mokytoja. O iš dėdės diržo irgi negauni? Negaunu, ponia mokytoja. Gaila. O vertėtų. Disciplina jauniems žmonėms niekada nekenkia. Jis mūsų favoritas, ponė mokytoja. Man čia labai gerai. Matyt, kad tik per daug neišlepintų. Na tai sakyk, kuo vertėsi tavo tėvai? Mano tėtis buvo Turėjo didelę gatavų drabužių krautuvę. Aišku, supratau. Vadinasi, stambus verslininkas? Taip, stambus verslininkas. Vadinasi, tėvai mirė, gyvena pas dėdę globėją. Taip, pas dėdę globėją. Ačiū, viskas. Vadinasi, galime žygiuoti. Sudėjo, Petrai. Viso gero, ponia mokytoja. Na, Petrai, dėdė į moterų klubą, dėdė į vyrų klubą. Tai tu kas padauk savo vienas namuose. Gerai, dėdė. O, bachūras, ar baletą mėgini, ar su piktosiamis dvasiomis kovoji? Jesus. Vienas? Vienas. Eik šiandien. Štai, palaikyk. Jau baigiai? Dieve, koks gražus, kaip tikras lėktuvas. Turi pirmą dovaną gauti, arba aš įsilaužau. Taip dirbdamas, aš šiandien pasakiau. Jesiu, mielasis, kaip vis sklando. Pamatysiu ore, bet dabar, brau, paslėptų į savo polovinę. Kodėl polovin? Aš namie neturiu kur dėti. Vaikai kaip vilkai to užpuls ir šipuliai beliks. Gerai, Jesiu, aš į čia va, ant spintos. Jesiu, imk. Ne, mečiau, neberūkau. Tu neberūkai? Kas čia tokio? Neberūkau ir neberūkysiu. Baigta. Tai tu manęs paklausai. Visai ne tavęs, bet aš pats. Taip, tu pats, Jesiu. Ir labai gerai. Nusibodo, nekenčiu aš to bachūro. Nieko neveikia, slankioja, o jeigu uždavinius padarai, ir škvargalų paruoš, ir taip nuo 3 klasės, aš pakeliu papirusį. Jo, vargšelis Baržius. Dabar pats turės savo makufelį pasukti. Didelį ir pas laikas. Didelis šio daiktas, kas jis rangovo sūnus. Pas cigaretės rūko, man 3 rūšies kaišėje. Bet žinai, aš norėjau apie kitką pakalbėti. Tai imam apie kitką kalbėti.
Kvailas gyvenimas, Petrai. Vatau, kodėl jis tau kvailas? Šiaip, mūdų dabar draugaujam, kalbam, vaikščiam kartu, neseniai susėjam ir vėl reiks skirtis. Ką tu čia šneki dabar? Dirbsi, mokysimės kartu. Aš nebeilgai besimokysiu. Ką tu jas jau šneki? Tėvai nebenori. Vis prikaišė, kad aš dykas visiems ant sprando sėdžiu. Net ir šiandien klasės auklėtoja buvo atėjus. Visko prikalbėjo. Šiandien man įkalbėjo tėvą gailėdama. Tai sunku tavo tėvą. Šeimyna didelė, visi maži. Bet tu jas jau paskui 10-eriopai už viską atsilyginti. Aš daugiau nenoriu, kad tik 6 leistų baigti, o po to į aviaciją. Tai ką, ir šiemet tavęs jau nebenori leisti? Nebenori. Ai, vargas. Kaip čia vargas? Klausyk, Jėziu, mano tėvelis mirdamas štai ką paliko. Sakė, tik labai svarbiam reikalui išleisti, o čia Jėzio reikalas labai, labai svarbus. Ką tu, brau? Man dabar pinigų nereikia. Gal aš dar dovaną laimėsiu? Tai va, jeigu ir nelaimėsi, tai vis tiek iki pirmų bus sumokėta. Palauk. Tai kaip čia? Taip nelauktai? Kadagi aš tau galėsiu juos gražinti? Jėzio, man jų dabar nereikia. O kai tapsi pilotas, nuskraidinsi mane į Ameriką. Oi, Petrai, mes tai visus debesis išmaišysim. Ir šitaip, ir va. Nu matai, Jėzio, koks gražus gyvenimas. Petrai! Petrai! Tai dėdina grįžo. Sudiev, bro, aš prapuolau. Tai rytoj susitinkam. Seniai išplauks ir prieš akis ilgai, šlamės klevai toj rudeniu alėjų, švies mokykla sena baltais langais. O klasėje atrodys kaip pirmūnė, seniai suolai eilė juoda lenta, ir sakinys tik užrašytas vakar, su ta pačia gramatinė klaida. Tik kaip surast kažkokią vadovėlį, tas klasės nuotraukas labai senas, ir nors sekundė, kad išplauktų vėliai, kritičių įglos man tavo šypsena. O klasė atrodys kaip kurė. Seniai suolai. Labas rytas, labas rytas. Labas. Labas, labas. Nors viena iš auklėto mergaitės. Gal padary 125. Ai, pradedant 120, baigiant 125. Visus padariau. Ir visus blogai. Laikam duokis rašyti. Varyte, aš 125. Jame surašyta visa mano siela. Va tik atsakymas, va kitoks va išėjo. Reikia čia man miglotos sielos ir dar su klaidingo atsakymu. Sveikas, Gediminai. Aš visą pirmanį išgulėjau mirties patale, tapau sužalotas per šoksmo nelaimę. Apšviesk mane, šviesusis kunigaičkai. Ar tavo draugas Šiaučiukas laimėjo pirmąją vietą aviamodelių lenktynėse? Jis laimės pirmąją vietą tik varlių lenktynėse, o be to, koks gi man draugas. Ar jau nebe draugas? Sakykite, pralaimėjo, tai ir nebe draugas. Koks nepastovumas? Gerai, sakyk, kaip čia su 125? Labas rytas visiems. Labas. O ką, neišėldom? Aš čia nežinau, kaip čia su šaunėm. Tai va, visai paprasta. Pakeli kvadratu ir ištrauki šaknį. Sėskime. Man tai va
Man parašai. Oi, nepadarėt namų darbų. Nutirti, svarbi naujiena. Vakar mūsų klasėje dingo 100 litų iš auklėtojo. Nenusišnekėk. Garbės žodis, sakau. Vakar auklėtoja paliko kuprinę klasėje ir iš jos dingo 100 litų. Ei, to negali būti. Direktorius. Labas rytas, sveiki. Labas rytas. Sėskit, prašau. Vakar jūsų klasė, o kartu ir visą gimnaziją ištiko labai skaudi nelaimė. Nes jūsų klasės auklėtojai iš portfelio dingo 100 litų. Kadangi portfelis buvo jūsų klasėje, tai reiškia, kad tai padarė kažkas iš jūsų tarpo. Aš jums išdalinu kiekvienam po antspauduotą lapelį, kuriame jūs turite parašyti savo vardą, pavardę ir žodelį taip arba ne. Supratot? Taip. Sulenkėt jį ir po to grąžinat man. Tas, kuris parašys žodį taip, vakare ateina pas mane. Jeigu jis pats prisipažins ir atlygins žalą, visa tai liks tik tarp mūdviejų. Supratot? Taip, ponė. Aš netrukus grįšiu. To negali būti. Jėzau, kas tai galėjo padaryti, aš nesu. Kas čia per triukšmas? Prašau nutilti. Sėskite. Kas vakar dežuravo? Aš. Kuris vakar paskutinis išėjo iš klasės? Sėsk. Kuris vakar paskutinis išėjote iš klasės? Aš, ponė inspektorė, vakar iš klasės išėjau. Pats pirmutinis. Sėsk! Aš klausiu, kuris vakar paskutinis išėjote iš klasės? Aš. Tu, ką čia darei? Aš, ponė inspektorė. Aš dažnai čia pasilieku. Aš atlieku rašto darbus. O vakar ką darei? Lotynų ir prancūzų rašinėlius. Rašinėlius. O namie negali rašyti savo rašinėlių? Pas mus, ponė inspektorė, labai ankšta. Vaikai trukda. Vadinasi, visą valandą vienas išbuvai klasėje? Aš buvau. Ir niekas kitas nebuvo įėjęs į klasę? Nebuvo. Ne, buvo. Tai kaip, buvo ar ne? Buvo klasės auklėtoja. Ką ji čia darė? Nieko. Jie pasiėmė portfelį ir išėjo. O ji tave ar pastebėjo? Aš klausiu, ar auklėtoja tave pastebėjo? Ne. Buvo ar nepastebėjo? Aš išgirdau žingsnius ir bijau, kad mane išvarys. Aš pasislėpiau už lentos kertį. Pone inspektorė, mums direktorius paliko anketos lapelius. Mes dar nebaigėm. Gal apklausą atidėtumėte vėlesniam laikui? Vėlesniam laikui? Gerai, sėskite, palauksime. Ar jau parašėte, vaikai? No. Gerai, gražykite man prašau lapelius. Kaltininkas neprisipažino. Šiaučiukas, eis su mumis į mokytojų kambarį. Ponė direktorė, Ko jums? tai aš paėmiau iš portfelio 100 litų. O viešpas. Seni sola, il sakinį,
užrašyta svata, su ta pačia dramatine klaida, kaip surasti vadovėlį, tas klasės nuotraukas, labai senas, ir nors sekundės plaukturėlį, kaip šviglos man gavo šypsena, o klasė atrodys kaip buvo. Seni suolai, juoda lenta ir sakinys, lyg užrašytas vakar, su ta pačia dramatine klaida. O klasėje atrodys kaip buvo. Seni suolai, juoda lenta ir sakinys, lyg užrašytas vakar, su ta pačia dramatine klaida. Su ta pačia klaida. Sakinys, lyg užrašytas vakar, su ta pačia klaida. Su ta pačia Psichologiškai imant, tai suprantama, o man visai nesuprantama. 6 metus vaikai auga prieš mūsų akis ir nieko nėra panašaus atsitikę. Bet tai nusikaltimas, tai padarytas. Aš netikiu, čia kažkas ne taip. Pone auklėtoja, gal tamsta kur kitur buvote užėjusi? Brangioji ponė, aš pati už visus labiau džiaugčiausi, jei bent galėčiau suabejoti, kad pinigai dingo mano klasėje. Ar visas smulkmenas gerai atsimenate? Taip gerai, kaip čia tamsta, kad matau. Tai vadinasi, po 5 pamokos nuėjote pas sekretorių, iš jo pasiėmėte 100 litų, juos įsidėjote į piniginę, o piniginį į portfelį ir nuėjote į knygyną? Ėjau knygyną ir tik išėjus iš gimnazijos atsiminiau, kad šiandien ne trečiadienis, bet antradienis ir kad man 6 klasėje išėstoji pamoka. Ir grįžote? Grįžau, nusivilkau paltą ir su portfeliu rankoj nuskubėjau savo 6-ąją. O nieko klasėje nebuvo? Nieko. Ir nieko pakeliui nebuvote sutikusi? Nieko. Keistos, labai jau keistos aplinkybės. Matote, ponė, nu kaip jūs šį recityvą išsiaiškinsite? Vadinasi, per 5 metus jaunuolis buvo doras, o 6 jame pabudo banditas. Labadiena. Labadiena. Ponios, jums turbūt jau žinomas įvykis, kuris ištiko mūsų gimnaziją. Ir dėl šio įvykio yra atidarytas skubus mokytojų tarybos posėdis. Taigi, įvykio visas pasekmes jūs žinote, taip, o dabar labai gerai žinomas ir šio įvykio kaltininkas. Tai Petras Keraitis, inžinieriaus Keraičio globotinės. Šiandien, ponios, mes turime aptarti, apsvarstyti ir nuspręsti šitą vaiko likimą. Prašau visus norinčius pasisakyti. Mūsų gimnaziją ištiko skaudus smūgis. Nuplėšta visos gimnazijos garbė. Ačiū Dievui, kad šis jaunuolis nėra nuolatinis mūsų gimnazijos apkras. Aišku, kad tokį mokinį mūsų gimnazijai toleruoti negalima. Bet juk jis prisipažino. Mums nežinomi motyvai,
dėl kurių buvo padarytas šis sunkus nusižengimas. Taip pat, mums nežinomi motyvai, dėl kurių jis prisipažino. Pakanka fakto. Aš siūlau pašalinti iš gimnazijos, be teisės įstoti į kitą kurią nors mokyklą. Ponios, jūs čia siūlote bausmes jaunuoliui, kurį mes auklėjom vos antras mėnuo. Nežinai, kokiose rankose jis augo iki šiol ir kas jį auklėjo. Mano manimu, reikia gerinti jauną žmogų, o ne vykti lauk už pirmą nukreipimą, neduodant progos pasitaisyti. Aš siūlau palikti į gimnazijoje. Ačiū, brangioji ponė. Jūs pasakėte viską taip gražiai ir aiškiai, kas man buvo ant širdies ir ko žodžiais nemokėjau išreikšti. Ar yra dar norinčių pasisakyti? Ne, tai tada balsuosim. Kas už tai, kad Petras Keraitis būtų pašalintas iš gimnazijos, be teisės mokytis kurioje nors kitoje mokykloje? Vienas. Kas už tai, kad Petras Keraitis būtų pašalintas iš mūsų gimnazijos, bet galėtų mokytis toliau kitoje mokykloje? 1, 2, 3, 4. Kas už tai, kad Petrą Keraitį, kaip siūlo mokytoja, palikti mūsų gimnazijoje? 2. Na ką, ponios, susumavus balsavimo rezultatus, prieinam prie antros pozicijos. Pašalinti Petrą Keraitį iš gimnazijos, bet suteikti jam galimybę mokytis kitoje mokykloje. Pone direktorė, tai kasgi čia atsitiko? Iš tiesų, kas čia atsitiko? Na, ponai, tikrai labai skaudus įvykis ir labai nemalonus įvykis. Bet tai negali būti tiesa. Ji turbūt apkalbėjo, apšmeižė. Jis toks paprastas kaip sudėtis, laukinukas, lengva apgauti. Deja, ponai, įvyko kaip įvyko, jis pats niekieno neverčiamas prisipažino. Ką? Jis prisipažino? Nejaugi prisipažino. Nu, ką dabar padarysi? Atsitiko kaip atsitiko. Jom jį reikės atsimti iš mūsų ir perkelti į kitą gimnaziją. Išmestas iš gimnazijos? Nesijadink, meluoji, paklausyk. Gana! Ilgai aš tavęs klausiau. Būtume manęs paklausę, neturėtume dabar tokios gėdos. Nei kur akių dėti, laikraščiai prapliups, visas miestas sužinos. Nėra dar tai blogai, ponė. Niekas nesužinos. Viskas liks mūsų tarpe. Jis geras berniukas. Suklydo, bet prisipažindamas pasitaisė. Jūs, ponė, sakote pasitaisė? Jis nepasitaisė, bet išniekino, apjuodino savo geradarius. Pone, iš tiesų jūs čia taip dramatiškai viską reaguojate, taigi nieko čia neatsitiks. Perkelsit į kitą gimnaziją ir vėl vaikas mokysis kaip mokėsi. Ką? Ar vėl į gimnaziją? Kad jis vėl mūsų šeimos gerą vardą kompromituotų. Dėkoju už patarimą, ponė direktorė. Šito tai jau nebus. Vagis mano šeimos židinės lenkščio neperžengs. Ponai, man vis dar neaišku, vadinasi, jūs rad pasitos dingusių 100 litų. O apie pinigus mes ir pamiršome. Patį svarbiausią dalyką pražiopsojame. Tai psichologinis momentas. Iš tiesų, apie pinigus mes iš tikrųjų visai pamiršome jo paklausti. O jisai su savim didesnės sumos pinigų nesinešiodama? Jokių pinigų, nebent 1 kitą litą. Pakvieskite, prašau, Keraitį. Bet jeigu pas jį pinigų nerasite, ponai, tai kaipgi pavadinti šitą jūsų pasielgimą? Palaukite, poniute, 1 minutėlę, luktelėkite. Tada ir rasime pavadinimą. Prieikite arčiau, prašau. Sakykite, Keraitį, ar iš auklėtojos pavogtus pinigus jūs galite grąžinti? Vagis? Na kągi, mokytojų tarybos sprendimu
Jūs esat pašalinamas iš gimnazijos. Dokumentus galite atsimti raštiniai. Seniai suolaive juodalė ir sakinys, lyg užrašytas lapą, su ta pačia dramatiška klaida, tik kaip suradus vadovėlį, tas klasės nuotraukas, labai senas, ir nors sekundai plaukuvėlį, Šmiglos man šypsena, o klasė atrodys kaip žolė. Seniai suolailė, juoda lenta ir sakinys, lyg užrašytas vakar, su ta pačia dramatinė klaida. O klasėje atrodys kaip žolė. Seniai suolailė, juoda lenta ir sakinys, lyg užrašytas vakar, su ta pačia dramatinė klaida. Su ta pačia klaida. Ir sakinys, lyg užrašytas vakar, su ta pačia klaida. Ar labai įsidūrei? Lyg pat kalą suvariau. Patepk jodu. Patrinki pyras, kaip man iškart sėdės. Ai, Petri! Ar valdysi tu liežuvį? Valdysiu, paleisk, tai skauda. Žiūrėk tu man. O tu nevadyk tam savo pirštų, man. Meistras surado. Dar daug čia. Paaiškink. Tai rytoj mes per šventę iš tavęs Elenutę paveršim. Ar jau pasivai švarką? Pasižiūrėk. Tu vatuosi kairę pusę padauginai, štai žiūrėk, kairys petys įsikišęs. To žmogaus pečiai kreivė. Pažiūrėsime. Neblogą akį turi Petrai. Jis mat su savo algebra ir geometrija. Nekalbėk Jūzė apie dalykus, kurių neišmanai. O kuom tau užkliuvo mano algebros ir geometrijos? Man niekas neužkliuvo, bet manau, kad geram meistrui mokslui nerūpi. O kodėlgi darbo žmogus būtinai turi būti tamsus? Bravo, Petrai, parodyk pavyzdį. Ir parodysiu. Po 2 metų gausiu brandos atestatą, dar po 5 metų pabaigsiu universitetą. Ir parodysiu, kad siuvėjas ne ką prastesnis už poną gydytoją ar banko valdytoją. Bet gana kalbėti, reikia darbais įrodyti. Na, Dieve tau padėk, Petrai. Tuščia fanaberija. Fanaberija? Amžinai tu su savo tą fanaberiją. Nosį uždėtas vaikštai. O ko mano nosies uždėtas nevaikščiai? Juk aš tai pinigų savo mokytą nepavagiu. Valdyk leržų, na vaikai nesipeiškite. Galima ginčytis, bet į svetimo sąžinės dalykus nepadoru lysti. Ir taip visą gyvenimą. Kiekvienas galės įžeidinėti, pirštais badyti, o aš turiu kentėti. Bet nieko, taip turi būti. Petrai, ar niekur neisi? Ne, Aš tau grįšiu. O gerai, Jasis ar ateis šį vakarą? ateisi. Tu vaikeli neimk į širdį. Jis padykęs bernas liežuvę nesuvaldo. Man tai nieko, dėdė. Tu savo klaidą 10-keriopai atkentėjai. Man tai nieko, dėdė. Bet aš norėjau paklausti, gal jums nepatogu laikyti mane savo dirbtuvėje? Ką tu vaikel?
Sakysiu atvirai, aš ir mano senutė negalime tavimi atsidžiaugti. Ačiū Jums, dėdė, kur aš būčiau be Jūsų globos pasidėjęs. Kokia čia globa? Tu dirbi daugiau ir geriau už kitus. Tik aš galvoju, kad tu per sunku ir dirbti, ir mokytis taip į savęs. Gal sakau kaip nors į kitą gimnaziją? Ar susitvarkytume? Ne, dėdė, nereikia. Tėveliui mirus, aš 1 metus dirbau ir mokiausi. Aišku, ten nebuvo blogiau, bet čia 10-eriopai geriau. Pamatysi, viskas susimirš, susitvarkys, išlaikysi egzaminus ir vėl viskas bus gerai. Ačiū Jums, dėdė. Labas vakaras, dėdė Žagai. Aš svečias, prašom į vidų. Na tai čiuškėkit, vaikai, aš jums nekliudysiu. Jūs mums nekliudo, dėdė. Se, ko vakar netėjai? Taigi sveikin, pilotas prieš tave stovi. Ar jau išlaikai? Taip, lygiai 33 sekundės išbuvome. Vasarą važiuoju sklandyti į mokyklą. Smagu jas, bet žinai, aš taip pasiilgau gimnazijos, Jūsų visų. Norėčiau bent iš tolo Jūs pasižiūrėti, bet man nepatogu. Nu ką tu čia šneki, tave ten visi myli, gailisi tavęs ir stoja. Turbūt tu tik vienas esi. Taigi sakau, kad visi. Neskaitam vieno kito asilo. Vakar kilo kalba ir Peršis gavo galvoną Andriušę už nepadorų žodį apie tave. Tai sakai, ne visi mane pasmerkė? Kotas idiotas, paskutinis, glušai. Kas tau yra? Visą savaitę nešiojuos ir pamirštu tavo atiduoti. Ką tokį? Ką ten ieškai? Štai, tau laiškas. Laiškas? Man? Mataigi, Nuo ko jis? paskaityk, sužinosi. Tai Aldona, ji netiki. Jėzau, ji netiki. Aldonas nebepažinsi. Būdavo linksma, o per visą žiemą, kai brolį palaidojusi, po to įveikia visą savaitę gimnazijoje nesirodė. Ir aš daugiau nebegalėsiu pas Jūs į gimnaziją, daugiau sugrįžti niekada. Petrai, tu dėl manęs, tu mane gelbėdamas. Jėzau, nutilk. Aš nebegaliu. Kai pamatau inspektorę, man nors stačiai veidą jai surėkti. Aš pavogiau 100 litų. Jėzau, nutilk. Čia nieko nėra, durys atviros, o kurgi pono Žiogas? Aš tave jį surasiu. Tai jūs čia skaitėt. Gal ruošiamės, ponia mokytoja? Turbūt romaną kokį. Ne, mes čia aviacijos istoriją vartom. Na žinoma, kur tik tu ten turbūt ir tavo aviacija. Žiūrėk, savo sprandą. O Karaitis čia dirba? Dirbu, ponia mokytoja. Taip, tai dėdienė vadinas pastatė ant savo. Nebeleido toliau mokytis. Nebeleido. Gaila. Galėtų mokytis. Aš dirbu ir mokausi, ponia mokytoja. Vienas? Man Jėzus padeda. Netiesa, tai jis man padeda. Jis viską moka geriau už mane. Aš jam tik pasakau, kas užduota. Sunku. Bikvadratinės lygtis, Niutono binomas. Sunku. Štai kaip padarysime. 9 valandą vakarais laisvas? Laisvas, ponia mokytoja. Tai šit. Pirmadieniais, trečiadieniais ir šeštadieniais ateidinėsi pas mane. Padirbėsime. Dėkui, ponia mokytoja. Labas vakaras, ponė mokytoja. Labas vakaras. Šį pirmadienį nepamiršk. Nepamiršiu. Atleiskite, kad priverčiau laukti, buvau klausau išėjęs. Ką mums šią gerą metinę mokytoją atnešė? Prašyčiau išversti. Ak, jau reikia verst. Jau 4 metus pontukas ištarnavo. Jam jau 5. Taip, pamenu. Tada mano tadukas mirė. Ponė mokytojas su šito paltu laidotuvėse dalyvavote. Liūdnas suvoktuvės. Ką padarysi? Dievas davė, Dievas ir atsiėmė. Dabar jau būtų štai kaip Petras. Ir būdų buvo panašus. O ką, ponė mokytoja, darysime su pamušalu? Ar šis jau nebetiks? Bet mano išmanimo pamušalo reikėtų naujo. Čia kažkas už pamušalą įkrytė. Ak, tai turbūt mano kniudėklas, mane seniai dingo. Taip, ir yra kniudėklas. Bet dar čia kažkas įkrytė. O čia dar piniginė? Kas?
Piniginė? Mano piniginė. Tai tu nekaltas? Vienas. Už visą klasę. Vienas. Na, ir dalykėlį darosi ant šio margos vietą. Dabar, kai tu nuo mūsų šeimos nuplovei tą juodą dėmę, mes su dėde nutarėme tave vėl priimti į savo šeimos židinį. Na, už tai, kiek mes prisikentėjome, manau, turėtum bent atsiprašyti. Tiesa, tada aš apie jūs visai ir nepagalvojau. O mes apie tavo ateitį nuolat galvojam, kad iš tave žmogų padarytume. Tad keliaukime, dėdė jau laukia automobilį. Aš būsiu pas dėdę Žiogą. Pas dėdę Žiogą? Koks jis tau dėdė? Žiogas paprastas kriaučius. Jis man daugiau negu dėdė. Viešpate, žiūrėkite žmonės, visai vaikas pamiršo. Aš tau dar kartą kartoju, kad mes tau atleidžiam ir leidžiam sugrįžti pas save. Aš jums pasistengsiu kitaip atsidėkoti už viską. Tai šitoks tavo dėkingumas savo globėjams? Taip, aš labai atsiprašau. Kriaučius buvai, kriaučius ir liksi. Aš to ir siekiu. Tad eik į savo girtų kriaučių kompaniją. Mūsų atžalynas. Atžalynas auga. Auga. Gražus atžalynas auga. Iš praeities staiga prisiminimai, seniai išplauks ir prieš akis ilgai, šlamės klevai, toj rudenį. Kiekvieną akimirką ją